Labas, Justina. Labas. Labai džiaugiuosi, kad sutikai ir pasirašai šią idėją. Tai iš tikrųjų pradžiai, kas žiūrės, kad suprastų, kas čia atsitiko ir kodėl taip atsitiko, tai tiesiog šią savaitę gimė idėja, kad būtų labai faina pasidaryti tokius trumpus pokalbius iki 20 minučių ir pakalbėti su Justina apie temą, kuri dar gana nėra plačiai žinoma. O jeigu ir žinoma, tai tikrai ne iki galo, kad būtų išnaudojama. Tai ta tema yra mums labai artima ir bendra. Tai yra naujienlaiškių rinkodara. Tai man labai smagu ir tikrai džiaugiuosi, kad nusprendėjai pabandyti. Tai kad iš tikrųjų nei tu, nei aš nežinom, kas laukia šito pokalbio metu ir ką mes čia kalbėsim per daug. Tai jis toksai bus ekspromtu, tas, kas sugalvota, visiškai natūralus ir tiesiog minčių toksai pasidalinimas. Tai galbūt nori kažko papildyti. Tai kai tu man parašei šią savaitę, sakai, turiu tokią idėją, išklausiau ir galvoju, jo, kaip įdomu, kaip fainai. Pajapinam, sako Indra, tiesiog apie naujienlaiškių rinkodarą, tai nemeluosi, toks biški jauduliukas, nes aš mėgstu pasiruošti, žinai, kokias skaidrės ar kažkas, bet kaip ir sakiau, labai laukiu šito formato, šito pasikalbėjimo, nu tai pabandom. Labai džiaugiuosi. Tai iš tikrųjų, kaip galvoja, ką šiandien dienai verslai turėtų suprasti ir žinoti apie naujienlaiškių rinkodarą, kas galbūt yra nutylima arba netaip viešai kalbama ir tiesiog galėtų padėti, bet ką šiandien galėtum padiskutuoti, kas atrodytų būtų labai naudinga. Aš tai galvoju, kad pas mus Lietuvoje yra susiformavęs truputėlį toks keistas suvokimas apie naujienlaiškių rinkodarą, kad naujienlaiškių rinkodara yra parašyti naujienlaiškių. Mhm. Ir tu pati žinai, kaip pas mus agentūroje ateidavo klientai, kartais ir dabar išsakydavo, kiek kainuoja vienas naujienlaiškis. Ir aš manau, kad tai yra susiformavę todėl, kad specialistai yra ir iki šiol, kurie teikia naujienlaiškių rašymo paslaugą. Bet dirbant kartu puikiai žinai, kad naujienlaiškių rinkodara yra kur kas daugiau nei parašyti naujienlaiškį. Tuo pačiu tas naujienlaiškis yra labai svarbus, bet tuo pačiu yra labai svarbi ir ta visuma, ar ne? Tai va, aš manau, kad šita viena vieta tokia nelabai teisingai suprantama ir dėl to, kad neteisingai yra suprantama, aš manau, dėl to jinai nepateisina kitų lūkesčių ir paskui sako, kad tie naujienlaiškiai net neša pardavimą. Nes netaip suvokiama pati naujienlaiškių rinkodara. Iš tikrųjų, kai aš pati prisijungiau prie agentūros, mes ir pačios gal tuo metu naujienlaiškių rinkodarą kiek kitaip vertinom. Ir iš tikrųjų dėliojom tą būtent paslaugą, kuri atrodytų naudinga ir verslui, ir pasimatytų tas augimas, ir tikrai tai būtų naujienlaiškių rinkodara. Tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi, kad mes priėjom prie tokio sprendimo kaip planai, bet nors ir planus apskaičiuojam naujienlaiškių vienetais, bet tai nėra tik tiesiog naujienlaiškių parašymas ir būtent tiesiog atidavimas to laiško klientui ir viskas tu užsibaigia. Mes iš tikrųjų labai daug darome ir tų tokių dalykų, kurių klientai nemato ir nežino. Ir man atrodo, ir rinkoje labai tas nusistatymas ir ateina, kad naujienlaiškiai neveikia, nes parašo dažniausiai vieną, du naujienlaiškius akcijinius ir galvoja, kad ten viskas su tuo bus ir baigta, ir tikisi pardavimų ir viso ko. Tai man atrodo, kad čia apskritai yra dar viena marketingo sritis, kuri turėtų būti ir lygiai taip pat rimtai žiūrima, kaip žiūrim į socialinius tinklus, kad tai nėra tik tai posto įkėlimas, tai lygiai taip pat ir naujienlaiškis nėra tik naujienlaiškio parašymas. Jo, gerai, tu pasakei, mes pradžioje irgi, kai pradėjom, šiaip gal toks intro, kad į agentūrą naujienlaiškių rinkodara atėjo visiškai netikėtai su kliente, kuriai mes buvom padarę pozicionavimo strategiją, išskirtinumą dėliojom ar ne, ir jinai ieškojo, kas galėtų parašyti naujienlaiškius. Ir tuo metu naujienlaiškius pradėjo rašyti Indros mentorė Ernesta, ir mes irgi pradėjom nuo naujienlaiškių ir taip testavom tą paslaugą pačios, ar ne, kad, naujienlaiškių rašymas, ar ne, ir jinai taip ir užaugo toje agentūrai, kol, aš atsimenu, buvo viena vasara, kai aš pagalvojau, kad truputėlį reikia keisti tą visą suvokimą, nes mes vis tiek varštumės tos naujienlaiškius, juos analizavom. Ir jau tada buvo kitaip, negu tiesiog parašyti, atiduoti klientui, ir visą laiką vyko ta analizė, mes dar diskutuodavom, kiek šitos analizės reikia, kiek tos ataskaitos ir aptarimo klientui reikia, ar ne, bet būtent ta dalis
irgi jinai yra svarbi naujienlaiškių rinkodaroje, nes jinai įtakoja, kaip vėliau toliau bus rašomi naujienlaiškiai ir kokį rezultatą jie atneš. Nu ir va, ir tada, kai sudėliojau aš tos planus, galvoju, nu, bet taigi rinkoje yra, kai mes perkam reklamos administravimą, socialinių tinklų administravimą, mes kažkaip neskaičiuojam, kiek bus įkel. Nu, yra plane parašyta, kiek jų įeina, bet tu neskaičiuoji, labą dieną, man norėčiau užsakyti 5 storius ir 2 karuselės, ar ne? Ir kai mes pradėjome matyti irgi kaip tokią visumą, atsirado toks turbūt progresas ir pačioms, nes turbūt ne visos agentūrai galbūt ir tą mintim dar tikėjo, nu įdomu, kaip čia su tais planais bus, bet aš tai labai džiaugiuosi, kad mes tą vat padarėm ir taip evoliucionavo viduje, mes pačios galėjom stebėti, kaip skiriasi, kaip auga kliento rezultatai. Kai atsirado dar ir tas toks momentas, atsimeni, kai mes tiesiog supratom, kad yra 2 dalys tokios. Tai yra naujienlaiškių rinkodaros specialistas, kuris atlieka ir kūrybinę, ir techninę dalį, ir atsiranda e-commerce dalis, kuri taip pat yra ne ką mažiau svarbi nei pats naujienlaiškų rašymas. Tai yra planavimas ar ne, kampanijų, analizavimas. Ir aš tai labai džiaugiuosi, kad mūsų komanda tai formavosi, kad mes vieną kitą papildėm. Kad Indra, kitos kolegės nesakė, ai, čia nesąmonė, čia reikia analizuoti ir čia planuoti, aš tiesiog rašysiu. Ir aš to pačiu džiaugiausi, kad žmonės, kurie rašo ar ne, domėjosi visom tendencijom, visais tais momentais. Ir tada tokia gavosi labai gera sinergija, ar ne? Ir kad vieni pas kitus ateidavom pasiklausti, ką tu manai apie mano dizainą, arba ką tu galvoji apie šitą kampaniją, ar ne, toks komandinis darbas. Ir būtent iš to turbūt komandinio darbo gimė tie planai ir tas toks turbūt rezultatyvumas gal turbūt, ar ne, atradom tą tokį receptą, nu va šiai dienai, ar ne, aš pasidžiaugsiu, pasižiūrėjau, kad jeigu tai paimti procentaliai, kuri paslauga yra populiariausia, tai būtent naujienlaiškių rinkodara. Tai labai džiaugiuosi, kad, nu, žinai, dėliojom pagal save, klientai jie irgi formavo, mes formavom ir tokia visiškai iš mūsų išformuota paslauga gavosi. Ir po to gimė, tada jau kitą vasarą atėjo Indra ir sako, o gal darom mokymus. Tuo pačiu konceptu, kaip kas veikia mūsų klientams, pamokykim ir kitus. Tai Indra galėsi daugiau papasakoti, kaip tie mokymai tavo galvoje gimė. Tai apie mokymus pasiliksim pabaigai. Iš tikrųjų, mes čia tiek ir kalbam, kad naujienlaiškių rinkodara nėra tik naujienlaiškiai, bet gal neatsakom į klausimą, tai kas ten dar yra tokio svarbaus. Tai, pavyzdžiui, aš pasidalinsiu iš savo pusės, tai man asmeniškai atrodo gal vienas iš tų svarbiausių dalykų, kad verslai neįvertina automatizacijų, nes tu nueini pas verslą ir supranti, kad jisai ten turi prenumeratos formą kažkur footerį pakavotą arba dar visai atskiram lape ir nesupranta, kaip gali susirinkti tuos prenumeratorius ir turėti ne tik nemažą tų kontaktų bazę, prenumeratorių bazę ir tuo pačiu turėti tas veikiančias automatizacijas, kurios generuotų papildomas pajamas. Tai iš tikrųjų atrodo tai kaip labai daug darbo, bet tuo pačiu tai realiai yra viena investicija. Po kiek laiko, nežinau, reikia peržiūrėti, pakeisti, patobulinti, bet realiai tai yra viena investicija, kuri tau generuoja tas pajamas ir tai visiškai atsiperka greitu laikotarpiu, nes tiek tie patys welcome laiškai, tiek palikti krepšelį, o kur dar ir kitos automatizacijos. Tai man atrodo, kad daugelis tiesiog nuvertina ir tada sako, kad email marketingas man neveikia ir aš nieko neparduodu. Bet gal čia, žinai, dar labai priklauso nuo to, kaip tai yra padaryta, nes tu pati audituoji naujienlaiškių rinkodarą ir pati matai, kaip būna padaryta. Arba kaip, pavyzdžiui, žmonės sako, spaminat jūs su tais laiškais, su tom sudėtom automatizacijom. Ir kai tikrai yra ne ta logika sudėta, tai tu tikrai spamini ir čia yra tiesos tame, ką žmonės šneka, kaip yra svarbu iš tikrųjų tinkamai suprasti tą naujienlaiškių rinkodarą, o vėliau suprasti ir techniškai, kas kiek laiko tas automatizacijas užstatyti ar ne, kada jos neveikia, ką pasižiūrėti, kodėl jinai neveikia. Yra tų niuansų. Tai nėra kaip. Yra, nes pasižiūrėk ir pas mus, kiekgi dirbam su klientais ir turim ir tas pačias automatizacijas ir analizuojam duomenis ir paskui ir keičiam ir automatizacijų laiškų siuntimo laikus ir visą kitą atsižvelgiant į tai, kokie yra lojalumo rodikliai ar kaip ten dažniau yra linkę apsipirkti. Tai, bet viską tiesiog parodo tavo mylimi skaičiai. Tai.
Jo, čia kur aš klientams sakau, you love it or hate it, bet skaičiai labai daug ką parodo ir, vat, ir pati Indra mato, ar ne, kad parašom tuos naujienlaiškius, klientui tinka, bet kaip svarbu ta analizės irgi dalis. Ir, iš tikrųjų, daug dalykų sudeda į tą pačią naujienlaiškių rinkodarą, ar ne, vat, ir tas pats naujienlaiškis, kaip parašytas, kad nereikia, vat, kaip tu minėjai, vienas ten išsiunčiu vieną laišką, kai vat, akciją kažkokią sugalvojau, ar ne, tos pačios automatizacijos, ar jos yra, ar iš vis mes suprantam, renka prenumeratorius, ką su jais daryti. Ar ne, arba Mhm. kiek jie gali, arba kaip jas pasidaryti, galų gale vėliau ta pati analizė, tų skaičių susipratimas, ar ne, nu, vat, kiek su merginom irgi kalbėjom, kurios ateidavo po mokymų praktiką, ar ne, o sako, šito rodiklio tai net nežinojau, kad toks yra, o šis žmogus yra atėjęs iš mokymų. Tai kiek daug yra momentų, kad ta naujienlaiškių rinkodara, ką aš noriu pasakyti, nėra tokia, kaip faina, dabar, žinai, visi kalba, kaip faina, čia, žinai, gali generuoti nuo tiek iki tiek procentų pajamų ir tas yra tiesa, mes irgi tą matom, bet kad už to yra, kad nu reikia ją suprasti, iš tiesų suprasti, arba tada pačiam mokytis, arba tada pasirinkti specialistus, kurie iš tikrųjų supras. Čia vat, nenorim idealizuoti, manau, tos naujienlaiškių rinkodaros, kad čia dabar visi tą darykim, nes tą daryti irgi reikia mokėti. Čia, man atrodo, kaip su reklamos paleidimu, visgi kas yra bandę, supranta, kad čia nėra taip labai viskas labai paprasta, kaip visur reikia mokėti, bet net jeigu tu samdai kažką ir kažkas daro, vis tiek, aš manau, tu turi suprasti ir žinoti tam tikrus momentus, ne tik pasakyti, o kaip gražiai parašė, nes inventų nebus patenktas, jeigu rezultatą nebus, kad ar kaip tau tam gražiai parašė tekstą. Nu tai čia iš Ane? tos situacijos, kur vakar dalinausi pas save socialiniuose tinkluose, kur programuotojas tiesiog liepia išjungti teaserį dėl to, nes jam tai erzino, ar ten slankiojosi ir maišėsi. O klientas tiesiog, na, sako, išjungiam. Ir tada kyla klausimai, kodėl jūs priėmėte tokį sprendimą, jeigu tai yra būtent dalykas iš automatizacijos, kuri generuoja didžiausias pajamas. Ir tas pajamas ten ne 1000 ar 2, bet ir 200 ir 400 tūkstančių. Tai iš Mhm. tikrųjų labai, man atrodo, čia kiekvienas turėtų, tas, kas turi verslą, turėtų pirmą suprasti, kas yra, nes, nu, ir su socialiniais tinklais lygiai taip pat. Tu turi suprasti, ką tau specialistas daro ir ar jis ten nedaro bet ko, kad tiesiog. Ir pasitikėti specialistu Nu, iš tikrųjų, nes, vat, kaip ir sako, labai fainas, labai geras programuotojas ir jisai dėl to, kad labai geras programuotojas čia sugalvoja, nors ta mintis, kuri kilo jam, tai kilo dėl to, kad jam tiesiog kaip žmogui jį erzina, tai nebėra jau kompetencijų ribose. Ir šiaip labai smagu, kai patys specialistai irgi turi argumentą pasakyti, ne man taip kaip taip. specialistui atrodo, bet tiesiog, ir, vat, pavyzdžiui, kaip aš sakau, nu, vat, mums patinka ar ne, skaičiai parodo, ir atsidarėm, pasižiūrėjom mygtukas, kiek generuoja. Ir klientas sako, jo, gerai, paliekam. Ir viskas tuo ir išspręsta. Jo, kad visas problemas taip išsispręsta, aišku, būtų smagu. Jo. Kaip manai, kas yra labiausiai nuvertinama naujienlaiškių rinkodarom? Pakalbėjom čia apie automatizacijas, apie skaičius, bet kaip manai, ką labiausiai verslai nuvertina ir kažkaip galvoja, kad nėra tai būtina arba tiesiog to neturi? Aš tik galvoju, kad gal turbūt apskritai pačią naujienlaiškių rinkodarą dar žiūri labai taip pro pirštus. Susidėksiu automatizacijas, viskas veiks, bet nebūtinai. Pavyzdžiui, jeigu nėra srauto, tai nėra ką konvertuoti, ar ne? Arba į tą patį naujienlaiškių tą rašymą kaip į tokią visumą, kad reikia susiplanuoti, kad reikia susižiūrėti, ar ne, kad žiūri į tokią kaip išsiųsiu laišką ir viskas bus, kad tas laiškų išsiuntimas labai priklauso nuo planavimo, nuo kaip tu susiplanuoji, susidėliojimo dalykų, arba to, nežinau, tokio, žinai, tikėjimas išsiųsiu vieną. Nes man atrodo, kad jeigu rašysiu 4, tai jau yra per daug, ar ne, nuo tokios nuomonės turėjimo, tai vat, nežinau, kažkaip pirma mintis tai tokia kilo, tu gal papildyt mane, ką tu. Aš taip pat prisidedu, kad viso ko pagrindas yra nuoseklumas, darymas ir planavimas. Tikriausiai kaip ir visur, jeigu tu nori gerų rezultatų, tai tu turi nepasiduoti ten po pirmo to naujienlaiškio, jeigu jis tau nieko negeneravo. Tai nereiškia, kad jis tau negeneravo kažkokios kitos gražos. Galbūt tu buvai pastebėtas, galbūt kažkam patiko. Lygiai taip pat ir tavo pačios Justina naujienlaiškiai, jiegi nėra pardaviminiai ar kažkokie, bet kiek tu susilauki grįžtamo ryšio apie tai, kad patiko, buvo įdomu, buvo naudinga ir kažką
kažką sužinojo iš to. Tai čia, man atrodo, labai dar yra svarbu ir pats tikslas, nes, nu, jeigu tu esi e-komercijos verslas, tikėtina, tu norėsi daugiau pardavimų, bet jei yra tavo paslaugos, nu, tu norėsi kažkokios kitos grąžos iš to. Jo, čia labai gerai. Aš kai pradėjau rašyti savo naujienlaiškius, tai man tiesiog patiko, aš tai dariau. Būdavo kartą per mėnesį, paskui būdavo kiekvieną ten ketvirtadienį ir sekmadienį, atsimenu, ir būdavo ir man tokių, kad tai ar jie konvertuoja ar ne, bet kadangi aš niekada nesikėliau to tokio tikslo, nu, neturėdavau kur ten paspausti mygtuką ir kažką nusipirkti, ir aš kažkaip įpratau, bet žinai, kada pradėjo eiti, kai žmonės, kai neini, pavyzdžiui, naujienlaiškių rinkodaros mokymus, seminaras, gal ten iš vis buvo ir žmogus, kur tau yra guru naujienlaiškių rinkodaroje, prie kitų ten marketingistų sako, va ten yra Justina, jos naujienlaiškiai labai yra įdomus. Ir tu supranti, kad tas įdomus irgi yra fainas KPI'as, kaip skaičių žmogus ne visai jį analizuoja, nes aš dar turėdavau tokią lentelę ir sekdavau atidaromumą ir paspaudimus, nes nebūdavo jokios tokios, va, aš dar MailerLite rašiau iš pradžių ir nebūdavo metrikos pardavimų kažkokios, ar ne? Ir aš turiu pardaviminių naujienlaiškių, bet jie yra tam tikras strategiškai procentas, ar ne, auditorijos, bet labai smagu ir pačiai gauti, va, kažkur nuėjus ten tokį atsiliepimą, arba ten žinutę, va, per atostogas gavau iš klientės, arba tiesiog atsakymą, ar ne? Tai kartais gal irgi nereikia pamiršti, kad naujienlaiškių rinkodara taip tai yra labai puikus kanalas pardavimams generuoti, bet jis turi ir kitų tikslų, lojalumo visi rodikliai, ar ne, ir turi tą tokį fainą momentą, kad yra faina iš tikrųjų girdėti, kai tau kažkas pasako, ar tavo faina reklama, ar tavo fainas socialinių tinklų įrašas, ar tavo fainas naujienlaiškis, ar ne, šitoje vietoje irgi yra faina metrika. Taip, vis tiek tai yra grįžtamasis ryšys, kurį tu gali turėti ir kuris galbūt yra tavo tikslas. Tai va, tai kadangi tikslas buvo, kad mūsų sutikimai būtų labai trumpi ir nesidėtumėm čia valandom ir nekalbėtumėm, tai pradžioje siminė apie mokymus, tai trumpai dar apie tuos mokymus, tai iš tikrųjų praeitais metais, jau metai laiko praėjo, praktiškai praeitais metais rudenį nusprendėme pasileisti savo naujienlaiškių mokymus, būtent daugiau skirtus e-komercijos verslams, bet turėjom ir specialistų, kurie labai buvo patenkinti ir įgijo tų žinių, tai šiemet vėlgi taip pat renkame dar vieną grupę, kuri startuos rugsėjo 15, čia sakys rugpjūčio, rugsėjo 15 dieną ir taip pat turėsime neužilgo rugpjūčio 20 dieną dar webinarą, kur galim pakviesti, pasiklausyti. Tai nežinau, gal įdėsiu ten nuorodas į aprašymą, kad kas norėtų, galėtų pasižiūrėti, lengviau būtų ir nereiktų ieškoti. Tai ačiū tau, kad sutikai su šia mano idėja. Ir tikiuosi, kad šitą formatą mes išlaikysime. Jisai pradžioje tikrai bus apie naujienlaiškius, bet vėliau galbūt ir paliesime ir kitas e-komercijos temas. Tai tikiuosi, galbūt tai bus kas savaitinis, gal kas 2 savaičių formatas, bet tikrai sugrįšim su įdomiom temom. Tai jeigu sulauksim komentarų arba galbūt tiesiog parašys ir mums privačiai, galėsim ir konkrečius klausimus panalizuoti tą 20 minučių ir pasikalbėti. Tai va, tai pabaigai, Justina, trumpą palinkėjimą, kas žiūrėjo, ką norėtų palinkėti, būtent į tą augimo ir e-komercijos sritį. Pirmiausiai, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad Indra sugalvoja ir taip ekspromptu sugalvojom, dėliojom ir nuėjom, pakalbėjom, ar ne, visai neprailgo tas laikas ir tikiuosi, kas klausė taip pat. Tai ką aš palinkėsiu, tai jeigu turit kažkokį tai požiūrį į naujienlaiškių rinkodarą, aš kviečiu praktiškai pažiūrėti truputėlį kitų kampų jį, pasižiūrėti, pasidomėti daugiau ir pabandyti pakeisti. Jeigu jums atrodo vienaip, tai ateikite į webinarą, pasiklausykit, nes mes pasidalinsim šiaip su Indra nusprendėm pasidalinti irgi mintimi, kaip gimė ta naujienlaiškių rinkodara ir pas mus, ir kaip iš ten išsirutuliavo tos visos praktikos. Tai ne tik know-how mano e-commerce, ne tik tai Indros naujienlaiškių, bet ir
kaip iš praktinės pusės, ar ne, galima praktiškai tada ir išmokyti kažką, tai ar ne. Tai teikit, pasiklausysim, gal kažkokius mitus ir paneigsim, o šiaip tikrai linkiu paimti praktiškai ir pabandyti, ar ne, pasižiūrėti, jeigu turit kažkokių minčių apie tą naujienlaiškių rinkodarą ir vis dar galvojat, kad arba kažkur jaučiat, kad nesiseka, nu pabandykit tą kitą kampą, testuokit, darykit, ar ne, žodžiu, viskas pasidaro darimų būdu, tai darykit ir pasidarys. Kaip mano mylima draugė sako, jei kažką darai, tai kažkas ir gaunasi. Tai va. Tai linkėjimai, nes tikiuosi ir jinai peržiūrėjo šį įrašą, nes lygiai taip pat turėjo komercijos verslą. Tai bus įdomu. Tai ačiū tau, ačiū tiem, kas žiūrės ir lauksim pasidalinimų.